Nuo naujųjų metų visų Lietuvos žmonių laukia ne tik padidinti mokesčiai, bet ir žaibiškai pakeista mokesčių bazė. Lietuvos laisvosios rinkos institutas tokius Andriaus Kubiliaus vyriausybės užmojus vadina biurokratų sukurpta revoliucija, kuri gali būti pražūtinga. Seimui skubos tvarka pateikti svarstyti 100 įstatymų projektų, kuriuose daugiau nei 220 įstatymų straipsnių pakeitimų. Net pusė jų susiję su mokesčių skaičiavimu ir mokėjimu. Rūta Vainienė sako, kad didžiausia neviltį kelia valdžios užmojis revoliuciją padaryti per 3 dienas. Iš tikrųjų, chaosas yra nemažas, bet to valdžia savo nusima bet kokius varžtus, kurie galiojo protingai teisėkūrai. Juk mokesčių administravimo įstatyme nustatyti 6 mėnesiai mokesčių pakeitimų įsigaliojimų yra ne iš piršto laužti, jie reikalingi, kad įmonės pasiruoštų. Ir iš tikrųjų įstatymų leidyba pradeda panešėti jau necivilizuotos Europos Sąjungos valstybės, o kokios nors rytų kaimynės įstatymų leidyba. Lietuvos laisvosios rinkos institutas nuogastauja, kad per ekonominį sunkmetį atsiras dar ir milžiniški administravimo kaštai, sumaištis ir chaosas įmonėse. Tai nėra krizės įveikimo planas, tai nėra sodros subalansavimo planas, tai nėra žmonių gelbėjimo planas, tai yra chaosas. Viso to būtų galima išvengti darant tik minimalius mokesčių įstatymų pakeitimus, tai yra keičiant tarifus bei naikinant lengvatas. Šie pakeitimai įsigalėtų nuo kovo 1-osios. Investuotojų forumo atstovė Rūta Skirienė remia vyriausybės siekius stabilizuoti valstybės finansavimo sistemą, nors ji taip pat pripažįsta, kad kai kurie vyriausybės sprendimai pablogins investicinį Lietuvos klimatą ir mūsų šalies įvaizdį. Visi pripažįstam, kad pelno mokestis yra Lietuvoje vienas iš patraukliausių Europos Sąjungoje ir tai, kad mes visi puikiai suprantam, kad to pelno kitais metais nebus, tačiau visi šitie pakeitimai įneša tokį šleifą, kad tai nestabilu, neaišku ir nežinia, kaip tai atrodys ateityje. Todėl manau, kad investiciniam klimatui tai nepagelbės. Skirienė pabrėžia, kad biudžeto nieko blogo nenutiktų, jeigu įstatymai įsigaliotų po pusmečio, o per šį laiką valdžia pasikonsultuotų su praktikais, išklausytų verslo atstovus. Mat įstatymų pakeitimus ruošia valdininkija, kuri nežino verslininkų situacijos. Dėl rekordiškai trumpo laiko skirto susipažinti su įstatymų pakeitimais nerimauja ir Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Danguolė Pranckėnienė. Pritaikyti tokią schemą, kaip dabar yra siūloma projekte, tai programuotojai turi perprogramuoti visi savo programas, mes jas turime nupirkti, mes jas turime įdiegti ir tai nuo sausio 1 yra tikrai neįmanoma. Pramonininkų atstovas Sigitas Besagirskis sako, Lietuvoje įžvelgęs net ne vieną krizę. Pirmoji krizė tai yra ekonomikos lėtėjimas, kuris prasidėjo prieš kelis mėnesius. Antroji krizė kai kurių asmenų išsakyti gąsdinimai, tai yra lūkesčių krizė. Ir trečioji krizė bus, jeigu įmonės bus priverstos pradėti taikyti teisės aktus, kai pasirengimai turi porą šventinių dienų. Tai iš tikrųjų šita krizė netgi gali būti, paskutinioji krizė gali būti netgi ir pati skausmingiausia įmonėms. Andrius Kubilius žada po kiek laiko peržiūrėti, kaip veikia antikrizinis planas ir galbūt keisti kai kurias jo nuostatas. Tačiau Vainienė pažymi, kad valdžia nekalba nei kaip tai ruošiasi daryti, nei kada. Šarūnė Kaušilaitė, Rytas LT.